Sveiki! Šiandien aš jums papasakosiu ir parodysiu, kaip susimontuoti šią gaudyklę BL3 žievėgraužio tipografo vabalams surinkti arba vabalų apskaitai atlikti. Įsigiję gaudyklę pas gamintoją rasite šias gaudyklės dalis. Bus gaudyklės stogelis, bet toks. Vabalų rinktuvas. Piltuvėlių formos segmentai. Dar rasit maišelį, kuriame bus gaudyklės laikiklis ir keletas vielučių. Daugiau gamintojas kaip ir nieko neprideda, bet norint sukonstruoti šią gaudyklę, jums dar reikės papildomų dalykų. Tokių kaip dviejų rūšių virvės, virvės ir virvutės arba siūlo. Storesnės virvės reikės apie 60 cm ilgio. Čia pas mane yra 4 mm storio, bet jūs galit ir plonesnę naudot. Čia yra plonesnė virvutė, 1 mm storio pas mane. Jos irgi reikės apie 50-60 cm ilgio. Reikės vienos vinies, norint pakabinti gaudyklę kirtavietėj. Ir svarbiausio dalyko jums reikės feromono arba masalo, taip dar vadinamo kitaip. Jie būna įvairūs. Aš naudosiu maišelio tipo feromoną, Ipsodorą. Va tokį. Jums dar reikės pagalbinių įrankių kaip kirvio ir peilių. Išvartinau visas priemonės ir dalykus, kurių ir prireiks konstruojant gaudyklę. Galim eiti prie sekančio etapo, tai pačios gaudyklės konstravimo. Pasimkim gaudyklės laikiklį ir plonąją virvutę. Atkreipkite dėmesį, kad gaudyklės laikiklis turi galuose skirtingo diametro angas. Didesnio diametro ir mažesnio diametro. Taip, tai į didesnio diametro angą kišam plonąją virvutę ir ten užrišam. Plonoji virvutė pririšta. Dabar imam storąją virvę ir ją perkišam per mažojo diametro skylę laikiklyje. Pas mane virvė yra per storą, todėl man nepavyks praverti. Jeigu pas jumis yra plonesnė virvė, kišat per tą angą ir pririšat kaip ir plonąją virvutę. Tie, kas turi storesnę virvę, apvyniojam per laikiklio praplatėjimą, būtent čia, ir užrišam. Taip, virvės pritvirtintos. Dabar pasiemam gaudyklės stogelį. Čia matome stogelio viršų, čia apačią. Viduryje stogelio yra ertmė.
Dabar pasiėmė storą į virvės galą, kur pritvirtinom prie laikiklio ir veriam per stogelį esančią angą. Iš stogelio apačios į viršų kišdami virvę. Įstatom laikiklį į stogelio angą. Aš čia stogelio angoje padariau praplatėjimą, kad virvė geriau pralystų. Atkreipkite dėmesį, kad įstačius laikiklį į stogelį, laikiklio galas su mažesnio diametro anga turi kišoti virš stogelio, o galas su didesnė anga laikiklyje turi būti po stogeliu. Stogelis paruoštas, pasidedam į šoną. Dabar pasiėmam 3 vielutes, kurias radome maišelyje, ir pasiėmam piltuvėlių formos segmentus. Čia yra segmentų apačia, čia viršus. Viršutinis segmentas turi auseles 3. Būtent apie šitas auseles apvyniojam vieną vielutės galą. Imam antrą vielutę, pakartojam tą patį, su trečia taip pat. Aš tiesiog paimu vielutės vieną galą ir vieną sykį apvynioju apie segmento auselę. Vielutės pritvirtintos prie segmento. Dabar imam gaudyklės stogelį. Gaudyklės stogelis šonuose turi pragręžtas 3 skylutes. Būtent per šitas skylutes dabar veriam šias vielutes, kurias pritvirtinom prie segmentų. Prakišam vielutės galą pro skylutę ir užlenkiam. Stogelis nuo segmento turi būti maždaug per 3 pirštų storį jungtis. Čia matot. Dabar pasiemam vabalų rinktuvą. Vabalų rinktuvas apačioje turi dugne sietuką. Jisai skirtas tam, kad lyjant lietui vanduo viduje nesikauptų ir išbėgtų. Rinktuvą vabalų jungiam prisukdami prie apatinio piltuvėlio formos segmentų. Rinktuvas įsuktas, gaudyklė beveik paruošta. Belieka išsitraukti iš segmentų vidaus esančią pririštą virvutę prie laikiklio ir pasiėmę masalą, feromoną, prirašame. Feromono maišelio nepažeidžiame, rišame būtent per tam skirtą maišelyje angą, perveriam virvutę ir užrišam. Taip, monas pririštas, įmetam į segmentus. Pataisom dar laikiklį, nes iškrito iš
iš stogelio. Taip. Feromonas turėtų kabėti paleistas į segmentus ties antruo segmentu nuo apačios, būtent į šitą vietą. Taip. Gaudikliai paruošta, einam ją kabinti į kirtavietę. Surinktą gaudyklę dabar galim kabinti kirtavietėje. Tam geriausiai tinka plynos kirtavietės, kur nesenai buvo atlikti plyni eglės medynų kirtimų. Taip pat kirtavietė turėtų riboti su nenukirstu eglės medynu. Gaudikliai nuo nenukirsto medyno turėtų kabėti apie 20 metrų atstumu. Negalima gaudikliais kabinti nenukirstame medyne. Jeigu kirtavietėje ruošiame statyti daugiau negu vieną gaudyklę, tada gaudikliai turėtų būti viena nuo kitos apie 40 metrų atstumu. Kad pastatyti šią gaudyklę dabar, dar mums prireiks medinės karties. Aš šią kartį išsikirtau iš anksto, čia yra ieva, jūs galit panaudoti kitą medelį ar krūmą. Karties ilgis turėtų būti apie 3 metrų ir ilgesnė. Kartį smeigiame prie kelmo, kurį randame kirtavietėje. Kampas turėtų būti apie 45 laipsnių. Kartį prikalame prie kelmo, kad tvirčiau laikytųsi. Dabar galim pririšti gaudyklę prie karties. Gaudyklės aukštis turėtų būti toks, kad rinktuvas būtų ties juosmeniu arba krūtinės aukštyje. Taip. Gaudyklė pririšta. Gaudyklės stogelis prie karties turėtų taip pat nesiliesti su kartimi. Patikriname, ar gerai kabo feromonas. Feromonas turėtų kabėti ties antrų segmentų nuo apačios, tokiame lygyje kažkur. Pas mane kabo šičia. Gerai. Jeigu aukščiau ar žemiau, tai aukštį koreguokite, trumpindami arba ilgindami virvutės ilgį. Gaudikliai kaip ir stovi, dabar belieka ją tik prižiūrėti. Gaudyklės prižiūrėjimas turėtų vykti kas 7-10 dienų. Atėjus į kirtavietę prie gaudyklės, atsukame rinktuvą ir iškratome vabalus į maišiuką arba žemėje įsikasę duobę. Jeigu atliekamas vabalų monitoringas, vabalus suskaičiuojame ir surašėme į monitoringo žiniaraštį. Išvalytą rinktuvą grąžiname įsukdami į gaudyklę. Tiek. Ačiū už dėmesį.